Labadiena, noriu pristatyti puslapį Ideogram. Su šiuo įrankiu pagalba galima įvairius kurti paveikslėlius, bet yra minusas tas truputėlį, kad jis dar nesupranta lietuvių kalbos. Galima pasižiūrėti, čia rašome užklausą, pasižiūrėsime, ką jis mums sugeneruos. Su ta pačia užklausa pasižiūrėsim anglų kalba, ką sugeneruos. Pavyzdžiui, pateikiau gandras sėdėlis D ir laiko snape lentelę, ant kurios parašyta, ar kam reikia pristatyti vaiką. Bet matote, kad jisai visiškai ne tą metą, jokio gandro nėra, bet mes galime pasižiūrėti, ką pagal šią užklausą angliškai jisai kaip supranta. Jis nesupranta jokių lietuviškų raidžių š, ten tokių dar vis, aš tikiuosi ateityje patobulės ir jisai šį dalyką galės padaryti. Tai vat, generacija gana greitai regeneruoja labai greitai, bet vat žiūrėkite, kaip viską tuojausi. Prašau. Bet kartais ir angliškai ne visada teisingai parašo. Tam reikia pasižaisti šiek tiek, kad gautume kokybišką variantą. Noriu parodyti vat kitų darbus kūrėjų, kurie įdėję į šį puslapį. Tai vat. Yra visai neblogų ir su 3D ir tokių kaip reklaminių plakatų ir su užrašu ir be užrašo. Apie kainas norėčiau pakalbėti. Tai kainos yra nemokamai duoda 25 užklausas, tai reiškia, kad per vieną užklausą parenka 4 paveikslėlius, tai iš viso į dieną 100 paveikslėlių per dieną. Kita yra, čia aš žiūriu metinę dabar, vat mėnesinis planas į dieną 400 paveikslėlių, tai reiškia 100 užklausų, o už $20 duoda be ribų. Taigi, ką dar norėjau parodyti? Tai vat pliusai ir minusai maždaug norėjau pakalbėti, kad pliusai labai, kad greitai generuoja ir gali visko daug išbandyti. Tik pavyzdžiui, užklausas, kaip šitas paveikslėlis atsirado, galima pasižiūrėti, ką žmogus užklausė yra parašęs. Prie kiekvieno paveikslėlio ir gali pasiskaityti, kad 3D norėjo sukurti ir ten visas tekstas. Jeigu norite kažką maždaug pasižiūrėti, kaip tai gauna, arba pavyzdžiui, tokią kavą su užrašu. Minusai šiek tiek aš jau kalbėjau, kad dėl tos kalbos lietuvių nesupranta. Tai vat šiame kanale aš apžvelgiu įvairius dirbtinio intelekto produktus ir jeigu įdomu, prenumeruokite kanalą ir matysite tolimesnės mano įkeltas apžvalgas. Šiandien tiek, iki geros dienos.